Labas rytas, mėly investuotojai. Sveikiname su jumis po savaitės pertraukos iš vėl Orion Securities ofiso. Šiuo metu norime pristatyti dar vieną platinamą obligacijų emisiją. Iš tiesų, mūsų kapitalo rinkoje vėlgi nenaujokas, ar ne, tai jau iš tikrųjų 5 atkarpa platinama šiais metais, tai Presės Nama Kvartals obligacijų emisija, kuri būtent išleidžiama finansuoti Lords LB fondo Special Fund 5 vystomam nekilnojamo turto komercinės paskirties. Šiek tiek miksuotas, dominuoja biurai, bet yra ir kita projektui centrinėje Rygos lokacijoje. Ir iš tiesų šiandien su mumis turime Povilą Urbonavičių, valdytoją investicinės bendrovės, būtent ir atsakinga už projekto priežiūrą, vedimą į priekį. Ir taip, sveiki visi. Nuo plytų iki finansų, ar ne? Pati aprėptis. Ir kaip visada, viso webinaro metu kviečiu drąsiai uždavinėti klausimus Q&A langelėje, juos suvesti, o praėjus per šį pristatymą, per skaidrės galėsime ir padengti, atsakyti klausimus. Manau, čia ir yra pagrindinė pridėtinė vertė turėti tokį nuotolinį, bet gyvą pasišnekėjimą tam, kad galėti išgauti, kas kiekvienam investuotojui yra svarbu. Ir prieš pereinant prie projekto, kas turbūt irgi šiuo atveju įdomiausia, kokia eiga, kaip sekasi, kaip vyksta, tai trumpa įžanga apie pačias obligacijas. Kaip aš jau minėjau, tai yra didelės platinimo programos dalis. Dabartinė atkarpa, pati programa buvo pradėta platinti balandžio gegužės mėnesį šių metų. Programos dydis maksimalus iki 75 milijonų eurų, etapo dydis 60 milijonų eurų. Ir ką irgi vertėtų pabrėžti, kad iš tiesų iš tos sumos jau yra progresas pasiektas, apie pusę sumos jau realiai yra išplatinta. Tai vėlgi pats projektas progresuoja iš statybinės pusės. Jeigu pažiūrėsime, kaip atrodė tą pačią gegužę ir kaip atrodo dabar, tai darbai vyksta ir iš tiesų įgauna tą jau prekinę išvaizdą. Pavadinkime pats projektas, kas iš tiesų yra svarbu tiek pritraukiant nuomininkus, tiek ir judant į priekį su pačia rinkodara ir panašiai. Siūlomos investuotojams palūkanos siekia 10% fiksuotos, išmokamos kas pusmetį. Galime sakyti, kad iš to, ką dabar turime rinkoje susijusio su nekilnojamo turto vystymu, tai yra vienos patraukliausių palūkanų. Užtikrinimas šios emisijos, vėlgi, kai finansuojamas vystymas, tai šiuo atveju taip ir yra įkeitimas, nekilnojamo turto hipotekos įkeitimas. Tai iš tiesų realiai įkeičiamas visas kompleksas, tiek dabar naujai statomas, tiek ir dar vėlesnėje fazėje, kuris bus vystomas turtas. Kredito rizika taip pat yra ribojama papildomų finansinių kovenantų įsipareigojimų. Svarbiausias, ko gero, iš čia išvardytų yra tas loan to cost, loan to value. Tai reiškia, kad emitento finansinių skolų likutis, lyginant su pačio nekilnojamo turto objekto tiek vystymo kaštais, tiek rinkos verte, negali viršyti daugiau kaip 75%. Kitaip tariant, turi būti užtikrinta, kad bent jau 25% tų kaštų dengiama iš nuosavo kapitalo. Pereinant prie nuosavo kapitalo, irgi svarbu paminėti, kad iš tiesų pats valdytojas Lords LB Asset Management yra tiesiogiai prisidėjęs su 10 milijonų eurų nuosavo kapitalo, kas irgi svarbu ir parodo valdytojo matymo šio projekto kaip strateginio, ir tas posakis skin in the game, tai rizikuoja lygiai taip pat ir interesas pilnai sėkmingai vystyti į priekį. Kalbant apie jau šią atkarpos emisijos dydis tikslinis 10 milijonų eurų.
Tai vienas iš, ko gero, didesnių, bet kaip ir minėta, pats projektas progresuoja, viskas vyksta, dėl to yra, ir iš dalies dėl to ir ateinama jau su didesnė suma. Platinimas vyksta iki šio penktadienio, tai iki šio penktadienio investuotojai vis dar gali pateikti paraiškas, kadangi platinama viešai, naudojant Nasdaq biržos infrastruktūrą, tai iš tiesų pavedimus gali pateikti investuotojai, kurie turi atsidarę investicinę sąskaitą su bet kuriuo Baltijos šalyse veikiančių bankų arba finansų maklerio įmonė. Minimalus investicijos dydis 1040 grubiai 2 eurai. Kodėl tie 1042, ne 1000, tai kadangi siūlomas tas pats pajamingumas, bet palūkanų mokėjimas irgi numatomas gruodžio mėnesį, kad visi ateitų vienom sąlygom, dėl to, turi, grubiai tariant, susimokėti už sukauptas palūkanas, kurios ir tai bus išmokėtos būtent gruodžio mėnesio išmokėjimo metu. Ir vėlgi lėšų panaudojimas, viena dalis projekto statybos, finansavimas, tęstinis dalykas, o kitas esamų obligacijų refinansavimas. Tai tokia gal trumpa informacija apie pačias obligacijas. O dabar jau perdodu žodį Povilui papasakoti apie projektą. Gerai, gal padarykim taip, Mykantai, perjunk dar dvi skaidrės į priekį. Pabandysiu papasakoti apie, ne visi galbūt žino, kas tas yra Presės namo kvartalas Rygoje, kur jisai randasi ir kokie jo apskritai galbūt tokia strateginė reikšmė Rygos miestui. Tai Presės namo kvartalas, aš vėliau parodysiu sekančioje skaidrėje, yra sudarytas iš 5 etapų. Iš viso visi 5 etapai apima beveik 180 000 kvadratinių metrų galimo vystymo. Ir kas yra svarbu galbūt pabrėžti, kad visas tas potencialas yra sukoncentruotas nepilnų 6 hektarų teritorijai, kas rodo, kad sklypo vystymo galimybės, netgi Rygos visą kontekstą žiūrint, yra labai aukštos. Tai rodo ne tik tai, kad ten galima daug pastatyti, bet ir kad tai yra vertingas turtas ir vertinga lokacija. Šitoje skaidrėje jūs matot fazę A, kaip mes ją vadinam, arba tokį pirmo etapo dalį. Tai yra 28, šiek tiek daugiau nei 28 000 kvadratinių metrų bendro statybinio ploto administracinis pastatas. Be abejo, su pirmame aukšte įsikursiančiomis kitomis veiklomis, kaip kavinės, maitinimo veikla ir panašiai. Pereik, prašau, prie sekančios skaidrės, aš šiek tiek daugiau papasakosiu apie lokaciją. Presės namo kvartalas yra įsikūręs priešingoje upės pusėje nei Rygos senamiestis ir yra įsikūręs prie vieno iš 3 pagrindinių tiltų vedančių visą srautą. Visą srautą reiškia tų žmonių, kurie nori patekti į Rygos senamiestį, į centrinę dalį, jie nori ar nenori, yra priversti kirsti vieną iš šitų 3 tiltų. Tai šnekėdamas apie tą strateginę reikšmę, noriu pabrėžti, kad projektas yra labai matomoje vietoje. Jis formuoja ne tik tai urbanistinę tokią koncepciją, vystymo, reiškia Kypsalos dalies, bet ir yra toks kaip simbolis pravažiuojantiems žmonėms pamatyti, simbolis verslo bendruomenės, Rygos verslo bendruomenės. Ir būtent taip, ne tik tai mes matom tą projektą, bet ir Rygos miesto savivaldybė, kurie irgi labai skiria daug dėmesio ir irgi yra suinteresuoti, kad šitas projektas būtų išvystytas taip, kaip jis yra numatytas. Dar galbūt yra svarbu paminėti, kad yra labai patogus susisiekimas, tai yra 14 minučių iki oro uosto, 7 minutės iki miesto centro ir viešasis transportas turi sustojimus ir yra labai lengvai pasiekiamas nuo pagrindinio, reiškia, nuo vieno iš fasadų, kuris yra šalia judrios gatvės, reiškia, kuri veda į Vanšų tiltą.
Gal dar šiek tiek apie patį rajoną, kaip ta pati Kypsala, aš suprantu, kad čia yra šiek tiek smarkiai besikeičianti dalis ir viena labiausiai progresuojančių, ar ne, Rygos dalių. Taip, Objektai, universitetas. Taip, čia neformaliai šita miesto dalis yra vadinama kaip knowledge mile. Reiškia, kad šitoje vietoje arba šalia yra įsikūrę kaip minimum 3 universitetai. Vienas iš jų yra architektūros universitetas, yra tarptautinis. Ir jeigu kažkas iš investuotojų seka mūsų tinklalapius, tai yra su LinkedIn tinklalapį, mūsų Instagramo tinklalapį, mato, kiek jaunų architektų atvažiuoja pasižiūrėti, kaip yra kūriamas šitas Presės Nams kvartalas. Na, kaip pamatysit kitose skaidrėse, iš tikrųjų ta architektūra yra pakankamai įspūdinga ir, na, matyt, galima drąsiai sakyti, kad antros tokios Rygoje nėra. Tai va, dabar, kadangi buvo, mačiau skaidrė apie pasiekimus, galim šiek tiek grįžti ir aš papasakosiu. Vėliau aš papasakosiu apie statybų procesą, kiek dabar yra nuveikta ir kaip atrodo pirmo etapo baigtumas arba statyba šiuo metu. Bet ir papasakosiu, ką nuveikėm per šitos metus. Tai per šitos metus buvo pasiektas jau visų pagrindinių laikančių pastato konstrukcijų įrengimas ir surengta vainiko šventė, kur yra lygiai taip pat populiari ir Rygoje, kiek ir Lietuvoje. Nuotraukai matot visą mūsų statybų. Pasakykim taip, šiuo metu projekte dirbo daugiau nei 20 subrangovinių įmonių, kurios yra ir lietuviškų subrangovinių įmonių, tokių didelių kaip Statikus, kuri yra atsakinga už viso fasadų įrengimą, taip pat ir latviškų ir netgi estiškų įmonių. Tai visas tas kolektyvas čia susirinkęs ant stogo ir švenčia pagrindinių pastato konstrukcijų pabaigimo šventę. Taip pat yra suteiktas užstatas arba įregistruota hipoteka PN projekt obligacijoms, apie kurias mes šnekam ir šiandien. Jos šiuo metu yra įkeistos 32 milijonų verte. Po kiekvieno platinimo ta vertė yra didinama atitinkamai nuo to, kiek yra papildomai išplatinta, plus tam formaliai yra šiek tiek galima daugiau registruoti, tai plus 10% kažko. Taip pat svarbus dalykas, kuris suteikia obligacijoms, apie kurias mes šiandien šnekam, likvidumo ir didina jų patikimumą, tai yra, jos yra įtrauktos į Nasdaq biržą. Irgi buvo įspūdinga šventė, pats atsiminė, dalyvavai, buvo skambutis iškeltas statybos darbų aikštelėje, reiškia, kranu ir taip pažymėjom šitą įvykį. Toliau, šiek tiek užsiminiau apie bendrą visų vystymo etapų apimtį, tai yra 180 000 kvadratų, šitoj skaidriai matot, kaip tie etapai yra išskirstyti. Šiandien mes šnekam apie A etapą, kuris yra biurų pastatas, šiek tiek daugiau nei 28 000 kvadratinių metrų. Etapas B yra multifunkcinis pastatas, kurio didžioji dalis yra sudaryta iš parkavimo vietų, parkavimo aikštelių. Vienetų skaičius yra pakankamai įspūdingas, tai yra virš 1000 parkavimo vietų. Kodėl tai yra svarbu? Rygos, faktas. Reikia visada žiūrėti, ką daro tavo konkurentai ir ko neturi tavo konkurentai galbūt. Todėl svarbu, kad mes naujiem ateinantiem nuomininkai rinkai galim pasakyti, kad mes turim virš 1000 parkavimo vietų. Vargu ar Rygos senamiesčio dalis gali pasigirti tokią parkavimo vietų pasiūlą, o tai yra tikrai labai reikšminga Rygai. Rygai arba darbuotojams, kuriem yra patogu arba nepatogu atvažiuoti, dirbti ir parkuotis. Taip pat etapas C. Etapas C buvo numatytas ir jam buvo gautas statybą leidžiantis dokumentas viešbučio rekonstrukcijai į viešbučių pastatą. Vienok, reaguodami į rinką ir ko galbūt šiuo metu rinkai reikia labiau, mes šiek tiek svarstom, ar verta daryti jį kaip viešbutį, ar visgi galbūt tai galėtų būti gyvenamasis pastatas. Tai yra tiesiog jau turim reaguoti.
etapas D, tai yra papildomas dar vienas biurų pastatas, taip pat šiek tiek matosi atskirta dalis. Originaliai tai buvo suprojektuota kaip mokykla, vienok mes irgi reaguodami į poreikį, kalbėdamėsi su galimais nuomininkais, taip pat svarstom apie medicinos paskirties pastatą. Ir etapas E, kuriam yra numatyta tik tai koncepcinė dalis, tai laike dar pakankamai iki jo yra to laiko ir ta koncepcija gali būti pasirinkta tokia, kad atitiktų patį geriausią, reiškia, tuo metu rinkos poreikį, ko labiausiai tuo metu reikėtų. Tai va, etapą A projektavo danų architektai, kartu su Latvijų gerai žinomais architektais, danų architektai Arrow Architects. Galima įti prie sekančius. Tik tai gal irgi patikslinimo, kiek suprantu, būtent iš šių obligacijų programos finansavimo ir bus realiai finansuojamas A ir B, ne? Nes B parkingai tai neatsiejama dalis, o A tai ofisas. Realiai ir visas išpirkimas, refinansavimas, bankinė paskola irgi sukasi aplink šios du etapus. Jų neprivaloma ten C, D, E, tai čia tikrai pagal rinkos situaciją, bet dabar koncentruojamės ir kur dabar vyksta jau plytos dedamos tai A ir B. Ne? Taip, tikrai taip. Irgi gal dar svarbu pasakyti, kad kaip Mykantas ir sakė, įkeičiamas hipoteka yra visas turtas. Tai reiškia, kad visas žemės sklypas, tai reiškia, kad senasis Presės nams pastatas 23 aukštų, taip pat ir B etapas, kuris yra jau daugiau nei 50% pastatytas. Galbūt pamatysim nuotraukų, kur jau matosi. Taip. Taip, matote pirmo etapo arba A fazės, apie kurią šiandien šnekame ir apie kurios finansavimą ir obligaciją šiandien šnekame, baigtumą. Nuotrauka yra dviejų savaičių senumo, gal šiek tiek daugiau, kai šita nuotrauka buvo daryta prieš platinimo pradžią. Tai šiek tiek daugiau nei 2 savaičių senumo. Matote sumontuotus fasadus, gal svarbu pasakyti, kad praktiškai didžioji dalis fasadų jau yra įsigyti ir atgabenti į statybos darbo aikštelę. Tiesiog šiuo metu vyksta jų montavimo darbai. Viršuje matote vizualizaciją ir apačioje matote, kad bendras vaizdas, kurį turim šiandien statybos darbo aikštelį, po truputį artėja prie jau to vaizdo ir tikslo, kuris buvo numatytas projektavimo stadijoje. Kalbant, dar šiek tiek pasakysiu, kalbant konkrečiai skaičiais, statybos darbai yra baigti, vertinant, kiek yra investuota į statybos darbus ir kiek yra sumontuota vietoje, beveik 60%. Patys fasadai yra jų įrengta arba sumontuota irgi šiek tiek daugiau nei 40%. Tai yra jau reikšmingas pasistumėjimas nuo galbūt metų pradžios, sakykim taip. Galima įti prie sekančios skaidrės. Šiek tiek papasakosiu apie nuomos rinką. Vienas iš pagrindinių, irgi galbūt nepabijosiu sakyti, pranašumų prieš konkurentus yra pati pastato architektūra ir aukšto planas. Kaip prieš tai buvusiai nuotraukai matėt, kad pastatas yra pakankamai pailgos formos. Pailga forma leidžia vidinės patalpas išnaudoti pilnai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad atėjęs naujas nuomininkas, planuodamas savo veiklą, neprivalo arba gali nusimatyti didesnį efektyvumą darbo vietų įrengimui, nes yra daug natūralios šviesos ir jinai pilnai pakliūna į visą pastato aukštą. Tai pastatas yra efektyvus ir pats planavimas yra efektyvus. Ir pagrindinis galbūt privalumas, kurį tikrai mažai kas gali tuo pasigirti, tai yra vaizdas per pastato langus. Tu pats buvai vietoje ir matei, kad praktiškai iš kiekvieno aukšto tu gali matyti Daugavos upę, ten parkuojasi, švartuojasi, gal reikia pasakyti, kruiziniai laivai, tai yra tikrai įspūdingas vaizdas.
Ir kas yra dar svarbu, kad tas vaizdas yra pasiekiamas ne tik tai iš vieno pastato fasado, kuris galbūt galėtų būti patrauklesnis nuomininkam, bet iš principo beveik iš visų pastato fasadų. Tai yra didžiulis privalumas. Toliau galim keliauti. Matyt, šnekėti apie tai, kad šiuolaikinis biuras privalo arba turi atitikti A klasės biuro poreikius, tai yra jau taip yra. Tai yra jau mūsų šiandienos ir matyt visų biurų šiandienos standartas. Tai yra pakeliamos grindys, efektyvios sistemos. Sekančios skaidriai mes, atsiprašau, dar šiek tiek apie automobilių parkavimą. Šnekėjom apie fazę B. Čia jūs matot keletą vizualizacijų iš fazės B, tai yra automobilių parkavimo pastatas arba multifunkcinis pastatas, kuris didžiąja dalimi skirtas automobiliams parkuoti, bet taip pat ten yra numatyta 7,5 tūkstančio kvadratinių metrų kitos paskirties patalpų, tai reiškia sporto paskirties patalpos, parduotuvės ir taip toliau. Be abejo, automobilių parkavimo pastatas yra pritaikytas dviračių saugojimui, elektromobilių krovimui, jis yra šiuolaikiškas, kaip tai galima, vertinant šios dienos standartus. Toliau. Ir gal dar galima pabrėžti, kad iš parkavimo netgi toj vietoj, suprantu, sudėtinga, nebūtinai turint viską išnuomot nuomininkam, galima ir išorę nuomoti, ar ne? Tas verslo modelis, ir jūsų operatorius irgi jau pasirinktas, ar ne? Tai čia papildomas pajamų generavimo šaltinė. Taip, ir vertinant tai, kad visa teritorija numatyta kaip multifunkcinė arba CBD verslo centras, yra labai svarbu nusimatyti, kad parkavimas arba tos pajamos, kurias tu gali gauti iš parkavimo vietų nuomos, būtų gaunamos ne tik tai dienos metu, kai veikia biurai, bet ir nakties metu, jeigu teritorija yra numatyta gyvenamoji paskirtis arba viešbučiai ir taip toliau. Tai vadinasi, tu turi galimybę papildomom pajamom ir efektyviai išnaudoti savo parkavimo pastatą. Nuomos rinka ir kas šiuo metu domisi mūsų projektu. Susidomėjimas arba tas taip vadinamas žargonų pipelinas yra tikrai labai didelis. Šiai dienai ir netgi šiai dienai yra daugiau, šitą skaidrę daryta prieš 2 savaitės, tai buvo 35 tūkstančiai kvadratinių metrų pateiktų pasiūlymų. Šiai dienai, šiandienos duomenimis yra 38 tūkstančiai kvadratinių metrų pateiktų pasiūlymų. Ką tai reiškia? Kad nuomininkai domisi labai aktyviai. Ateina, žiūri, taip. Sudaryti nuomos sutartį, priimti sprendimą reikia šiek tiek laiko, bet galiu patikinti, kad šitie procesai vyksta labai aktyviai ir netolimai ateityje tikėsimės naujienų, kad galim pranešti apie naujai sudarytas nuomos sutartis. Taip tariant, suprantu, tie pateikti pasiūlymai irgi skirtingose stadijose ir judantis link tų jau dėrybinių dalių, ne taip, kad viena didelė eilutė, bet realiai ir ten progresas yra. Taip, tiesiog tas nuomos procesas yra, nuomininkui tu turi pasiūlyti įrengimo planą, suskaičiuoti, kiek jam tai kainuos ir taip toliau, tai užtrunka laiko. Ar stebite, kai fasadas iškilo tą jau tokį didesnį susidomėjimą? Taip ir yra. Latvijos nuomos rinka yra pakankamai konservatyvi ir tie nuomininkai nori pamatyti, kaip iš tikrųjų, ne tik vizualizacijų, bet kaip ir realybėje atrodys, reiškia, tas pastatas. Dabar jau jie turi tokią galimybę, dėl to sprendimus priiminėja greičiau. Taip, šiek tiek nuotraukų iš statybų proceso. Vienoj nuotraukai matot pasirašymo vainiko šventėje, kaip yra keliamas pats vainikas ir matot procesą. Prieš tai aptartose nuotraukose jau matėt 2 savaičių rezultatą, 2 savaičių senumo rezultatą. Šita nuotrauka yra daryta dar anksčiau. Statybos darbai vyksta pagal grafiką, kokį mes buvom nusimatę.
Principe, kaip ir sakiau, veikia daugiau nei 20 subrangos įmonių. Šiuo metu mūsų statybos, reiškia žmonės, kurie atsakingi už statybos darbų organizavimą, po to irgi papasakosiu, kas jie tokie yra, ruošiasi jau vidaus inžinerinių dalių įrengimui. Ką tai sako, kad po truputį jau einame tas paskutinės statybos darbų stadijas. Tai vidaus inžinerinių sistemų įrengimas, apdailos darbų atlikimas bendrose erdvėse ir kitais metais jau gerbūvio įrengimas. Visus statybos darbus planuojam baigti kitų metų vasaros pabaigoje. Ir gal irgi šiek tiek kalbant apie pats obligacijų išpirkimo terminas 27 metų vasaros pradžia, ar ne? Tai čia irgi gana taip, vadinkim, konservatyviai su buferiu numatyta, ar ne? Kad eksploatacijos pradžia 26 metų vasara ir dar, grubiai tariant, 10 mėnesių, ar ne, užsikrovimui, pasiekimui ir operavimo veiklai, ir tada jau išpirkimui pačių obligacijų, ar ne? Taip. Šiek tiek jau aptariam statybos procesą, patį statybos procesą ir kas yra pasiektas statybos darbų aikšteliai. Galiu tik šiek tiek pasikartoti, kad beveik pusė fasadų yra įrengta, yra pasiruošta ir netrukus prasidės vidaus inžinerinių sistemų įrengimas. Pagrindinės konstrukcinės dalis yra įrengtos pilnai. Tai matyt, kažko daugiau mes čia labai ir nepasakysim ir kad statybos vyksta nuolat ir pakankamai aktyviai. Taip, tai dar grįžtant atgal prie pačios emisijos irgi realiai daug kas, vos ne viskas pasakyta, gal dar kartelį tik tai pats akcentas. Esminiai dalykai, ko gero, ką jau aptarėme, kad obligacijos, kaip minėta, iki 27 metų birželio, tai grubiai apie pusantrų metų trukmė, lyginant nuo šio 5-ojo etapo išleidimo datos. Aspektas, aišku, kalbam apie riziką ir grąžą. Tai rizika, kaip jau minėta, yra ribojama hipotekinių įkeitimų, nekilnojamo turto hipoteka, kuria yra užregistruota būtent obligacijų naudai. Ir iš tiesų čia vėlgi progresas buvo šioks toks, lyginant su, kai buvo startas gegužės mėnesį, kai dar buvo tam tikrų klausimų dėl įkeitimų, jie pilnai išspręsti ir dabar šių obligacijų investuotojai irgi turi užtikrinimą nekilnojamo turto hipoteka. Kaip jau minėta, ta hipoteka yra vis vertė didinama lyginant su išleistų obligacijų suma, suplanuota taip, kad išleidus visą 75 milijonų eurų, ta hipotekos vertė bus 82,500. Bet vėlgi čia hipotekinis skaičius, kalbant apie pačio projekto rinkos vertę, investicijas, tai čia skaičiai yra iš tiesų netgi ženklesni. Bet jo, hipoteka yra teisinis reguliavimas, kokią tu ten maksimalią sumą įdedi, bet esminis dalykas, aišku, kalbant apie rizikos ribojimą, labiau tas santykis su patirtais vystymo kaštais, tai loan to cost santykinis rodiklis arba pačio projekto rinkos vertė, loan to value. Tai, kaip aš jau minėjau, dėl abiejų tiek kaštų eilutės, tiek vertės eilutės yra nustatytas papildomas ribojimas, kad būtent finansinių skolų prisimtų ir užtikrintų turto įkeitimų santykis būtent su turto verte ar turto sukūrimo kaštų suma negali būti didesnis negu 75%. Ko dar galbūt neminėjom, tai taip, galutinis išpirkimo terminas 27 metų birželis, bet emitentų yra sudaroma galimybė išpirkti obligacijas anksčiau laiko. Jeigu tai bus nuo 26 metų birželio, tai sumokant papildomą 0,5% premiją. Jeigu tai vyksta likus, grubiai tariant, pusės metų laikotarpiui, tai nuo dabar skaičiuojant po metų, tai išpirkimas be papildomas premijos. Kodėl? Vėlgi, šiuo atveju obligacijos yra tarpinis vystymo finansavimo sprendimas. Kalbant apie išpirkimą, tai
aišku, kaip ir visais vystymo atvejais ir turim pavyzdžių ir tiek Lords LB kitų projektų, Arkelo obligacijos išpirktos refinansavus bankinę paskolą, Arterį, verslo centras dar anksčiau, būtent obligacijos išpirktos refinansuojant bankų, tai šiuo atveju planas lygiai toks pat, dėl kad ateis bankai ir išpirks, kadangi tam tikro laisvumo iš emitento pusės norėta pasirinkti, nes tikimybė yra, kad bankai ir ateis šiek tiek anksčiau ar ne, tai dėl to ir buvo matyta ta išankstinio išpirkimo galimybė. Etapas 5, kaip minėta, 10 milijonų, pelningumas, siūlomas pajamingumas 10%, ir platinimas iki penktadienio. Pateikti paraiškas, kaip jau minėta, galima per visus Baltijos šalyse veikiančius bankus ir finansų maklerio įmonės. Kaip ir visada, su visomis emisijomis, žinoma, investuotojus tikrai raginame susipažinti su šia investicija susijusiomis rizikomis. Pilną rizikų aprašymą, tai matote ir čia, bet raginame ir atsidaryti bazinio prospekto dokumentą, kuriame visa tai yra įvardyta. Tai kaip ir ko gero su visais verslais yra tam tikros ir bendrinės rizikos, tai kaip ir geopolitinė rizika, makroekonominė pandemija, tai čia tokios, pavadinkim, gal bendrinės. Šiuo atveju, kas ko gero aktualiausia, tai aišku nekilnojamo turto ir biurų rinka. Tai veikiama Latvijos konkrečiai Rygos rinkoje. Tai aišku yra tam tikros rizikos susijusios su kaip greitai už kokią kainą pavyks išnuomoti pačias patalpas šio projekto. Kaip Povilo minėto, progresas yra judama į priekį, bet aišku, tam tikras sulėtėjimas galbūt gali sąlygoti ir papildomos rizikos padidėjimą. Fondo veiklos rizika, čia aišku daugiausia, kas yra statybų sąnaudos valdymas, kas susijęs su vystymu, ką gal Povilas taip pat nepaminėjo, bet kas yra įvykę, tai jūsų generalinio rangovo pasikeitimas, ar ne? Sekančiai skaidriai bus. Sekančiai skaidriai bus, kad anksčiau tai buvo išorinis žaidėjas, bet kadangi buvo nerasta geriausio sprendimo, tai buvo suburta vidinė komanda, kas užtikrina tam tikrą aukštesnę ir tiesioginę kontrolę, ar ne? Tai tas pats vystymas, aišku, rizika, kol raktai neatiduotinai visada yra, bet kaip matome, progresas yra, statybos vyksta, pastatas kyla, bet neatmestina, aišku, kad kol pastatas nepastatytas, tai šita rizika egzistuoja. Taip, su obligacijų emisija. Tai ką aš jau minėjau, aišku, vėlgi esminis aspektas refinansavimo rizika, planas, kad obligacijos bus išpirktos bankinė paskola pagrindinis, tai egzistuoja, žinoma, tam tikra rizika susijusi su bankiniu finansavimu. Aišku, situacija, gal sakyčiau, besikeičianti po palūkanų apsivertimo, gal ir į geresnę riziką, tiek šitame, tiek kitose projektuose, matosi tų bankų noras grįžti, tam tikras proaktyvumas, bet aišku, bankai koncentruojasi į rodiklius, nuomos, pajamingumo, skolos aptarnavimo, tai vėlgi tai susiję ir su jau anksčiau minėta nekilnojamo turto rinkos rizika. O kitos rizikos, likvidumas, taip, obligacijos listinguotos, bet nėra kažkokio užtikrinimo dėl išpirkimo. Jeigu investuotojai norėtų anksčiau laiko parduoti antrinėje rinkoje, gali susidurti su kainos svyravimais į abi pusės, kurios būtų nulemtos tos pačios palūkanų normos rizikos ar infliacijos ir kitų veiksnių. Ir taip, ką aš jau irgi minėjau, išankstinis išpirkimas taip pat numatytas, tai vėlgi mes turime tai įvardinti kaip galima riziką, kad jeigu suplanuojate į palūkanų gavimą iki galutinės išpirkimo datos, išpirkus anksčiau, turime įvardinti tai kaip riziką, kad reinvestuoti su tom pačiom palūkanom gali tuo metu ir nebūti galimybės tiesiog.
Jo, čia ko gero vėlgi hipoteka, ką minėjom, sutvarkyta, tai buvo tam tikri klausimai metų vasarą, bet jie yra uždengti. Nu, kiti dalykai, ko gero, vėlgi susiję su pačiu nekilnojimu turtu. Tai vėlgi čia apie rizikas padengiant, kaip ir sakau, būtinai išsamei susipažinkit. Ir dar, ko gero, dar trumpai apie pačią gal struktūrą. Taip, tai vat Mykantas paaiškino ir papasakojo apie rizikas, o aš šiek tiek papasakosiu, kaip vieną iš tų rizikų, ypač tą įvardintą statybos darbų laiko ir biudžeto arba išlaidų valdymo riziką. Tai praeitų metų pabaigoje buvo įkurta Latvijoje įmonė, tai yra SIA Pian Construction Latvija. Šitos įmonės tikslas, arba mes ją įkūrėme tam, kad jinai vykdytų statybos darbus genrangovo funkciją. Tai reiškia, kad visas reikiamas personalas, tai yra statybos darbų vadovai, aikštelės vadovai ir kitas inžinieriai, kitas reikiamas personalas buvo įdarbintas šioje įmonėje. Su šia įmonė sudarė sutartis praktiškai didžioji dalis, jeigu beveik visi subrangovai anksčiau dirbę pas kitą generalinį rangovą, kuris pradėjo, reiškia, statybos darbus, tai visi tie subrangovai sėkmingai tęsė, sudarė sutartį su mūsų Pian Construction Latvija įmonė. Kokią riziką mes čia stengiamės valdyti, išskaidydami procesą, reiškia, kai tu turi vieną genrangovą, tai yra ir pliusų, ir minusų. Šituo atveju mes valdome biudžetą tiesiogiai. Statybos darbai yra sudalinti mažais etapais, kad nesusidurti su kažkokia potencialia rizika, kuri galėtų tau sustabdyti arba sulėtinti visą statybos darbų procesą. Dėl to tie statybos darbai yra išskaidyti į eiliai subrangovų. Ir taip yra valdoma rizika statybos darbų nuoseklumo, tęstinumo ir rizika, kad jie galėtų galbūt sustoti. Ir kaip ir sakiau, tai yra tiesioginė biudžeto ir išlaidų kontrolė. Tai tuo tikslu buvo įkurta SIA Pian Construction Latvija. Dar ką svarbu paminėti šioje struktūroje, kad pagrindinis turto savininkas ir obligacijų leidėjas yra Pian Project. Tai Pian Project valdo arba jam priklauso visas Balasta Dambis 2, tokiu adresu yra Presės Nams kvartalas, visas turtas. Visos fazės, tas turtas, kuris yra sukurtas, kur buvo iki tol sukurtas ir taip toliau. Na ir matyt viskas, ką svarbu šioje struktūroje paminėti. Lietuviškos įmonės kaip UAB Presės Nams ir UAB Matuda buvo skirtas kažkada istoriškai, reiškia, lietuviškų obligacijų leidimui. Tai tarpiniam finansavimui. Bet čia irgi gal svarbus aspektas, kad būtent jau šie emisijoje obligacijų investuotojai yra arčiausiai turto, kiek galima būti, yra tam pačiam balansui. Taip, tam pačiam balansui tiesiogiai. Taip. O kitoj įsipareigojimų pusėje obligacijos, kurių naudai ir yra įkeistas šis turtas, ar ne? Tai ko gero, gal dar šiek tiek apie žmonės, ar ne? Ir galėsim tuo ir pabaigti. Taip, tai mūsų fondo arba Special Fund 5 stebėtojų taryboje yra Marius Žemaitis, yra Andrius Tomkus ir Mindaugas Marcinkevičius. Tai kaip ir Mykantas, matyt, šitos prezentacijos pradžioje sakė, kad valdymo įmonė yra tiesiogiai įsitraukusi į šito projekto vystymą, valdymą ir žmonės yra tiesiogiai suinteresuoti, kad viskas vyktų sklandžiai ir gerai. Tai visi atsiduoda šitam projektui ir jo potencialui Rygoje. Ir taip, esu aš, Povilas Urbanavičius, yra kaip fondo valdytojo pareigose. Taip pat turima Igor Danilovs, yra Latvijoje mūsų finansų direktorius, kuris yra atsakingas už finansus, jų planavimą šio fondo apimtyje. Taip pat svarbu pasakyti, kad jo patirtis yra Swedbank'e berods 13 metų. Tai dirbo su obligacijom, jų platinimu, finansavimu. Dėl to tai yra svarbus elementas ir
jo patirtis padeda šitam projektui judėti į priekį. Taip, tai ko gero kitos skaidrės apie Lords LB pasakot neverta, tai šiuo gal ir baigsim pašnekėję apie esminę žmonės pagrindinę tą pristatymo dalimi ir iš tiesų galime pereiti prie klausimų. Matau, kad tikrai turime jų. Visų pirma, gal apie pačią rinką nekilnojamo turto Latvijos ar ne. Kaip vertinate komercinio nekilnojamo turto nuomos rinką Latvijoje? Kaip ją palygintumėte su Lietuvos, atitinkama, ko gero, Vilniaus rinka? Aš įvardinčiau tokius skirtumus labai didelius. A klasės biurų rinkos, biurų pasiūla Latvijoje nėra didelė. Didžioji dalis tų nuomininkų esamų arba įmonių yra įsikūrusių B klasės patalpose. Dėl to yra labai aiški tendencija, kuom tu gali būti pranašesnis. Tai reiškia, B klasės pastato nuomininkui tu gali pasiūlyti geroj lokacijai A klasės pastatą. Skirtumas tarp Lietuvos, kad Lietuvoje matyti arba Vilniaus rinkoje A konkuruoja su A klasė su A. Tai tiesiog tu konkuruoji galbūt pas tave geresnė lokacija, bet vargu ar jau konkuruoji pačiame segmente. Tai tokia pagrindinis skirtumas. Irgi susijęs labai geras klausimas, o kokias alternatyvas svarsto būtent potencialus jūsų projekto nuomininkai? Tai gal kitus kažkokius objektus paminėt galit ir kuo jie kitokie ar kuo jūsų būtent pranašesnis yra? Gerai, atsakysiu taip. Istoriškai aš kaip pats pradžioje atvažiavau į Rygą, man atrodė, kad ten skirtumo nėra, ar viena upės pusė, ar kita, tai yra vis tiek centras. Vienok skirtumas galbūt yra. Tai yra mum netgi tam tikras privalumas. Pavadinkim taip, alternatyvos yra arba mūsų pastatas, reiškia mūsų verslo centras šioje upės pusėje, arba tada jau bet kuris, galbūt ne bet kuris, bet atitinkamo lygio, atitinkamo segmento verslo pastatas centriniai daly. Ką aš noriu pasakyti, kad šioje upės pusėje, Kypsalos upės pusėje, A klasės biurų pastatų naujai vystomų be mūsų nėra. Dėl to tos įmonės, kurios šiuo metu įsikūrusios B klasės pastatuose būtent Kypsalos dalyje arba šitoje upės pusėje, net ir nelabai turėtų alternatyvų, kur alokuotis, kur persikelti apart mūsų pastatą. Taip, jeigu lyginam su kita upės pusė, alternatyvų galbūt yra, vienok 1000 parkavimo vietų, yra toks parkavimo vietų kiekis, kokio praktiškai niekas daugiau negali pasiūlyti. Dėl to net ir žmonės, kurie įpratę dirbti toje upės pusėje, galbūt tenai gyvena, yra suinteresuoti pervažiuoti ir į šitą upės pusę. Kuom tai dar yra svarbu? Kodėl Latvijai nenori važinėti iš vienos upės pusės ir į kitą? Dėl to, kad yra kamščiai. Normalu, 3 tiltai pagrindiniai yra srautas, galbūt susidaro kamščiai. Bet jeigu iš centro važiuoji šitą upės pusę, tai tu važiuoji prieš kamščius. Tai turim nuomininkų, potencialių nuomininkų, kurie iš tos pusės upės, iš centro, planuotų arba galvotų ir norėtų galbūt perskelti į mūsų pastatą. Tai čia taip gal abstrakčiai, bet apie alternatyvas. Matyt, su konkrečiais projektais negaliu čia labai taip išsiplėsti, įvardindamas vieną ar kitą projektą. Visus mes žinom, stebim ir įsivertinam savo konkurencinius pranašumus prieš savo konkurentus. Čia labai gerai įvardinta konkurenciniai pranašumai, nes ir buvo irgi kitas klausimas, kurį realiai ir atsakėt. Šiek tiek gal dar irgi paderinant prie tos temos. Gal net šiek tiek sukonkretinsiu, nes tikrai taip labai abstrakčiai pasakiau. Konkurenciniai pranašumai, tai yra vaizdas, kurio vargu ar kažkas gali, aš jau apie tai minėjau, bet tai yra tikrai įspūdingas vaizdas. Jeigu sektumėt mūsų socialinius tinklalapius, Instagramą ir panašiai, ten yra video medžiagos, kaip tai atrodo. Tai atrodo tikrai įspūdingai,
nieks negali pasigirti. Tai yra parkavimo vietų kiekis ir tai yra naujai besivystantis verslo centras. Tai reiškia, kad su didžiuliu potencialu CBD tapti verslo centru su visom tam priklausančiam, reiškia, funkcijom. Tai Rygoje tokio vieno alokuoto arba labai koncentruoto CBD iš principo nėra. Yra keletas lokacijų, kur yra verslo centrai pasidėstę, bet negalėčiau įvardinti, kad yra vienas labai konkretus su viskuo, kas tenai turi būti. Tai va čia yra tokie privalumai. Čia kažkiek jau paliesta iš tikro, kaip šis projektas derinasi su Rygos miesto tikslais. Tai aš suprantu, gal Rygos miestas būtent šio rajono vystymą irgi mato kaip vieną iš esminių prioritetų. Ne? Na taip. Istoriškai taip pat buvo numatyta, kad prie šitų 3-4 pagrindinių tiltų į Rygos miesto centrą turi susiformuoti tokios verslo kalvos, ar kaip čia pasakyti, diskutavom su Rygos miesto vyr architektų, kad istoriškai toks verslo centrų atsiradimas arba intensyviau užstatytų vietų atsiradimas, jisai buvo toks numatytas. Pratau. Taip. Apie gal patį pardavimą, čia aišku svarbiau gal akcininkam, fondo investuotojam, ne tiek obligacijų investuotojam. Kas yra galimi šio projekto pirkėjai ilgalaikėje perspektyvoje? Kaip jūs matote tą patį gal exitą iš projekto? Dabar matyti dar būtų labai anksti šitą klausimą bandyti atsakyti tiksliai, bet kas irgi šiuo metu yra daroma? Teritorija yra dalinama dalimis taip, kad kiekvienas etapas turėtų jam priskirtą alokuotą žemės sklypo dalį ir galėtų būti, jeigu yra toks poreikis, galėtų būti realizuojamas arba daromas exitas atskirai nuo kitų dalių. Tai padidina galimybę, reiškia, parduoti, nes nereikia pardavinėti vienu metu iš karto labai didelės apimties, gali jau išvystęs pardavinėti dalimis. Kas konkrečiai galėtų būti pirkėjas, matyt, kol kas sunku atsakyti. Nespekuliuosiu atsakymu šito, sunku atsakyti dabar. Gerai, dėkui, bet ko gero svarbu paminėti, kad obligacijų atveju tai čia nėra planas, kad iš pardavimo gautos lėšos labiau apie projekto paleidimą, užsukimą, nuomos srauto generavimą ir refinansavimą banke. Na taip. Šitoj perspektyvoje ir šito laikotarpiu vienareikšmiškai taip. Taip, dar šiek tiek klausimų apie obligacijas. Ar gerai suprantu, kad išankstinis išpirkimas skaičiuojamas nuo 25 metų birželio, ne nuo, tarkim, lapkričio? Tai yra, jei obligacija perkama dabar, tai gali būti išpirkta 26 metų birželio 4. Tai yra po 8 mėnesių. Tai aš gal irgi atsakysiu, kad iš tiesų, kadangi išleidžiama pagal bendrą programą ir realiai yra tiesiog pildoma jau anksčiau išleista ta pati obligacijų emisija, turinti tą patį ISIN kodą, dėl to iš tiesų ir visos išankstinio išpirkimo datos, tiek palūkanų mokėjimo datos, tiek ir galutinė išpirkimo data yra fiksuota, būtent prisirišant prie kada prasidėjo obligacijų platinimas, jinai yra fiksuota išpirkimas 27 birželis, nuo išankstinis išpirkimas, kaip minėta, taip, nors reiškia po 12 mėnesių nuo programos pradžios. Šiuo atveju, jeigu investuojama dabar, išankstinis išpirkimas gali būti ir po 8 mėnesių, vertinant iš tų investuotojų prizmės, kurie į obligacijas eina būtent šio etapo metu. Bet čia iš tiesų gana įprastas dalykas šiuose nekilnojamo turto vystymo finansavimo emisijose, kuriuose būtent yra renkama etapais, pildant vis tą pačią obligacijų emisiją. Kiek obligacijų užplatinta pagal esamą programą ir koks yra tikslinis finansavimo balansas? Obligacijos versus banko paskola versus nuosavas kapitalas. Gal komentuok, Paulai. Išplatinta šitos emisijos apimti, reiškia, nuo platinimo pradžios yra beveik 30 milijonų. Kaip ir Mykantas sakė pradžioje, tai mes esam viduryje
reiškia, bendro finansavimo to poreikio. Tai išplatinta apie 30. Vykantas sakė, kad ir minėjo, ir pats rodė, kad jau vien tik tai fondas yra investavęs daugiau kaip 10 valdymo įmonės, atsiprašau, Lords Asset Management yra investavę daugiau kaip 10 milijonų. Šiuo metu equity yra investuota, jeigu tiksliai aš neklystu, 58 milijonų. Tai apie 60 milijonų. O tikslinis struktūra gal suprantu, kad realiai iki vystymo statybų pabaigos obligacijos. Banko paskola kažkaip nepasijungia, jinai pasijungs būtent pirkimo obligacijų. Taip. Ir poreikio banko paskolai anksčiau, tu gali bandyti tai padaryti, vienok likusios obligacijų emisijos dalies yra pakanka statybos darbam fazėje A užbaigti ir ateiti su pastato baigtumu iki etapo, kai galima jau panaudoti banko finansavimą. Bet taip apibendrinant, ką jūs minėjote, jeigu nuosavo kapitalo apie 60, obligacijų 60, visas biudžetas apie 120, tada suprantu, ar ne, tai realiai per pusę būtų dengiama nuosavom lėšom ir obligacijų skolinimu. Čia netgi ženkliai gal ir žemiau nuo to viso kovenanto 75. Kovenanto 75, taip. Ir vėlgi gal susijęs klausimas apie ar bus kiti etapai, tai gal, kad visgi tai yra testinis procesas, ar ne, šiuo metu ženklesnė emisija, kažkokie testiniai siūlymai, jie bus ateityje, gal dabar konkrečiai datos neaiškios, bet tai numatyta, ar ne? Taip, likusios emisijos dalies dar yra, tai taip. Bet vėlgi, kas pabrėžtina, kad kiekvienas etapas ateina su savom sąlygom kainos prasme, ar ne, palūkanų prasme. Šiuo metu yra 10, bet vėlgi, kad investuotojai nesusidarytų klaidingos išvados, kad tas 10, jeigu dar platinamas vyksta iki kitų metų, kaip pavyzdys, vidurio, tai tikrai nereiškia, kad ta 10% pajėgingumas būtų fiksuotas. Matyt, tai yra bendras rinkos dėsnis. Projektui tampant vis likvidesniam, tai reiškia vis didėjant statybos darbų baigtumui, didėjant pačio pastato arba pastato turto vertei, atitinkamai matyt tas pelningumas obligacijų gali keistis. Taip, dar keletas klausimų apie struktūrą, rangovą, etapus, ar ne, tai kas lems papildomų korpusų statymą, ar jie bus atskiroje struktūroje, ar toje pačioje ir gal apskritai, kiek ten yra to apibrėžtumo, kada jūs, pavyzdžiui, pasakysit, startuojam su C etapu arba nestartuojam. Kad labai, reiškia, per daug nesiplėst, vis tiek šita mūsų prezentacija ir šitas pristatymas skirtas A etapui, bet aš pasakysiu taip, kad yra šiuo metu planuojama ir skaičiuojama ir vertinama rinka, kaip, tarkim, C etapas galėtų būti, kada galėtų būti pradėtas, koks konkrečiai jis turėtų būti, kiek turėtų kainuoti, kaip galėtų būti realizuotas, tai galiu pasakyti, kad tai yra jau dirbama šitą kryptimį. Tai čia nebūtinai ir taip ilgai laukti, bet iš tiesų vėlgi akcentas, kad šios obligacijos surištos būtent su A ir B etapais ir jų užbaigimu ir įtariau, jeigu būtų ir kažkoks vystymas, tai vėlgi visų pirma reikėtų atsiklausti investuotojų, jeigu būtų noras atskirti kažkokį kitą juridinį vienetą, tai čia tikrai tas įkeitimas, kaip minėta, viso projekto lieka ir be obligacijų žinios čia kažkokio atskirimo tikrai nebūtų galima ir padaryti. Apie rangovą dar vienas klausimas, kodėl nebuvo įmanoma surasti naujo rangovo rinkoje, ar tai lemia projekto specifika, ar Latvijos rinkos specifika, ar kažkokie kiti? Iš dalies tai lemia net ir Latvijos rinkos specifika. Didelių genrangovų Latvija kažkada turėjo ten tokį istorinį įvykį, dėl ko tam tikra dalis pagrindinių genrangovų arba tų didžiųjų genrangovų Latvijoje, tai galima buvo spaudoj paskaityti, reiškia, buvo tam tikrom baudom apdalinti. Turėjo Latvija tam tikrą nuotykį genrangovų tarpe, pavadinkim taip.
Tai ne tik dėl to, bet ir dėl to, kad procesas kuo greičiau startuotų vėl. Naujo genrangovo paieška užtrunka pakankamai ilgą laiko tarpą, jeigu tu nori sudaryti tikrai labai likvidžią, stiprią sutartį. Norint kuo greičiau atnaujinti statybos darbus, juos pratęsti ir valdyti savo laiką, buvo pasirinktas toks modelis, kuris mano manimu šitoje situacijoje yra toks vienas teisingiausių sprendimų. Na ir iš tikrųjų paskutinis toks klausimas, kad aiškumo investuotojams būtų, su kokiu Vilniaus projektu galėtumėt palyginti šį projektą, atsižvelgiant į jo dydį ir pagrindinius parametrus? Geras klausimas. Tai yra multifunkcinis projektas, multifunkcinių tokių projektų jau išvystytų, tai yra Paupys jau yra išvystytas projektas, kuriame irgi yra ir gyvenamoji paskirtis, ir administracinė paskirtis, ir parduotuvės. Arčiausia, matyt, būtų, jeigu imam visus etapus, o jos ir reikėtų vertinti, matyt, visą vystymą kaip visus etapus, nes tai yra būtent pridėtinė vertė viso šito projekto, matyt, arčiausia Paupys, nes ne tik dėl to, kad prie upės ir mūsų prie upės, bet multifunkciškumu, dydžiu ir tokia strateginė reikšmė. Aš sakyčiau gal tai. O jeigu A ir B tik tai koncentruotis? Būtų klaidinga, matyt, vertinti A ir B, todėl kad B dalis reikalinga visom dalim aptarnauti, o A dalis irgi nėra tas stand-alone'as vadinamas, tik tai ofisų pastatas, bet net nežinau, su savais projektais matyt lygint su Alteriu būtų sunku, bet sakyčiau būtų vienas iš biuro pastatų Konstitucijos prospekte. Ką, gerai, dėkui visiems investuotojams tiek už klausimus, tiek už skirtą dėmesį išklausyti mūsų pristatymui. Dėkui labai Povilui. Kaip minėta, investuoti galite iki spalio 31, tai yra šio penktadienio, tai tikiu, kad dar pakankamai laiko įsigilinti. Jeigu turite klausimų, brūkštelkite mano Orion Securities kolegom, tikrai juos visus atsakysim. Na ir ką, linkiu priimti sprendimą ir sudalyvauti šioje obligacijų emisijoje. Dėkui labai už dėmesį ir geros likusios dienos. Ačiū už dėmesį.